tai gal pradėkime nuo to, kas yra autentiškumas interjere. Autentika yra tai, kas yra visiškai unikalu. O kas pas mus unikalaus, paveldėto, mes to turim labai, labai mažai. O turint omeny naują statybą, naujakurių rūpesčius, tai autentiką mes, sakyčiau, įvardėm kaip savo sampratą, savo subtilų skonį. Ir reikia nebijoti, tiesiog išdrįsti, pasakyti, apie ką tu svajoji, kas tau patinka. Ir nors mes labai mikliai naršom ir socialiniai erdvėj, ir internete, bet vat surasti tą autentinį, kaip sakoma, savo pajautimą, ko tu nori, kas tau reikalinga ir kuo tu žaviesi, yra labai labai svarbu. Kitą kartą užsakovas tiesiog nedrįsta, jisai kuklinasi, atrodo, ai, čia gal naivu, gal juokinga, bet va tą surasti ypatingą grūdą mums yra visiems labai labai svarbu. Nes nebūtinai ta kažkokia austa drobė yra kažkokia ypatinga ar autentiška. Ne, nevelnio. Tai yra tiesiog mūsų pajauta, kaip mes suprantam aplinką ir kaip mes tai galim įvertinti. Aš sakyčiau, labai didelis skepsis mane apima į mass product, bet iš esmės mes turim nebijoti vardinti savęs. O tai kaip tada sukurti tokį interjerą, kuris iš tiesų taptų individualia erdve, o ne Pinterest paveikslėlių kratiniu? Labai teisingas klausimas. Atsakiau taip, kaip sakoma, kaip koks politikas, bet iš esmės tai yra tikrai sudėtinga. Aš puikiai suprantu, kad žmonės pasižiūri tuos nuostabius paveiksliukus ir sako, ir aš taip noriu. Valio, man tas labai patinka. Bet reikia stabdyti, kaip aš sakau, arklius, nes ta pati lentynėlė, bekabanti, Vašingtone, Balbieriškėje ir Tokijoje, jinai darosi ant tiek nuobodi ir ant tiek banali, kad mes nebekuriam savo namų, mes tiesiog darom copy-paste, kad tų pamatytų paveikslėlių. Vėlgi, tikrai nereikia bijoti ir nereikia drovėtis savo pomėgių. Na, patinka tas akvarelės. Piešk, kabink. Jeigu vaikai mėgsta ant sienų papiešti, išskirkit jam plotą. Tegu padūksta, tegu pasipiešia. Viskas okei, užaugs, sieną perdažysi, čia smulkmena. Aš visą laiką sakau, nebijokit spalvų, nebijokit kažkokių keistų sprendimų. Audiniai. Pas mus Gobeleno audiniai sudaro milžinišką interjerę dalį. Jie duoda va tą vaizdą, jaukumą. Na ir staiga pas visus pilka drobė. Nagi tai yra taip nuobodu, taip nyku. Jeigu tau patinka tas kažkoks šiltas gilus veliūras, valio. Pasitiek mėgamam. Jeigu tau patinka žakartas, kažkokie raštai, kolibriai, paukščiai, nėra ko drovėtis. Nereikia daryti to tokio viskuotinio varianto, kuris tinka visiems. Mes turėjom euro remontą su geltonom sienom, dabar turim 55 atspalvių ir kiekvienas tos klišė mus kažkur, tiesiog sakyčiau, banaliai suveda į beveidę minę. Kurkim savo namučius patys. Interjerų specialistai, dizaineriai jums gali atverti lobynus, medžiagų, lobynus pasiūlymų, ko yra gyvenime sukurta, ko yra pasaulyje sukurta. Taip kad mūsų pomėgiai, mūsų interesai duoda tą unikalų variantą ir jo nereikia gėdytis. O Pinterestas labai gerai, mes pasižiūrim, kaip pasaulis gyvena, bet nepamirškim savęs, savo gyvasties, esmės. Mes daug kas dabar itin aktyviai sportuojam, būnam dažnai gamtoje. Tai va tos pomėgius ir atsinešam į savo buitį ir būtį. Ir tas sukuria va tą jaukią aplinką, kad esi įdomesnis. Vienas skaito, kitas bėgioja, kitas ir tapo ir bėgioja. Ir tai nėra blogai. Tai man tada iš karto galbūt šiek tiek apie saiką norisi kalbėti, kai tas originalumas, ta kūryba, kad kaip suvaldyti ją, kad ji neperliptų ir nesigautų margų chaoso interjere. Šitoj situacijoje išgrynint savo mintis arba padėti užsakovui susivokti irgi yra mūsų užduotis. Nes mes, kaip aš sakiau anksčiau, 50 pervartytų žurnalų tu nesudėsi vieną miegamą sieną. 2000 perverstų vaizdų interjere, tai atsiprašau, 2000 perverstų vaizdų visuotiniam sraute tau neduos to rezultato. Nes internetas jis mums atneša
begalinį srautą informacijos. Ir mes nuo jos jau pradedam pavargti. Žmogus tiesiog suglūsta, jisai nebesusivokia, ko nori, kas ir tinka, patinka, nes vėlgi, tu tiesiog skirstai, kas tinka šiandieną, kas yra madinga, kas yra stilinga, tu to nori, esi šiuolaikinis žmogus, visko nori. Bet iš kitos pusės tu negali absoliučiai viso pasaulio sukurtų vaizdų susikimšti į vieną tą savo erdvę. Tai va tą saiko jausmą mes ir ugdam gyvendami savo aplinkoje. Vėlgi nuo darbo pobūdžio, amžiaus labai daug kas ir priklauso. Mes kiekvienas praeinam tam tikrus etapus. Vyresniam amžiui ypač svarbu mažesnis daiktų kiekis. O dėja per gyvenimą mes jų labai daug sukaupėm. Taip kad kai aš darau jau užsakovam arba pažįstamiem žmonėm arba šiem draugam jau 3-4 namus, aš matau, kaip mes esam uždusę ir apaugę daiktais. Koks tai yra stiprus triukšmas mūsų aplinkoje. Tai va tą triukšmą stabdyti reikia ne tik gatvėje, ne tik internete, ne tik informacinėje erdvėje, bet ir savo aplinkoje. Mažiau kartais yra tikrai geriau. Kokios būtų tuomet tendencijos, tos populiariosios tendencijos, kurios labiausiai suniokoja originalumą ir kūrybiškumą interjere? Aš manyčiau spalviniai sprendimai. Vis dėlto išplanavimas, funkcinės erdvės zonavimas, tai yra mūsų labai individualus poreikis. Bet spalvinis sprendimas tai tiesiog kaip banga. Vieną dieną visi nameliai geltoni, kitą dieną žiūrėk jau pas mus švelniai rūžava vyrauja interjere, tai pilka, tai žydra. Ir staiga pas vieną draugą yra iš gipso suformuotas mėnulis su šešėliais, pas antrą, pas trečią, pas penktą. Ir vėl mes kalbam apie tą pačią beveidystę. Reiškiasi, mes tampam visi tokie labai vienodi. Kažko mums nedrąsu, taigi dabar čia madoj taip ir taip. Nieko tokio. Stilius ir mada duoda tendenciją, viskas tvarkoj, tu atranti naujas spalvas, tu atrandi naujus sprendimus. Bet aš sakyčiau, reikia truputėlį eiti prieš srovę. Visada įdomu stipriau girtis. Taip pat ir spalviniai sprendimai. Tikrai nereikia bijoti drąsesnių, kitokių, autentiškų variantų. Na, jeigu pas visus šiandieną švelni pilka, tamsi pilka ir labai pilka, tai nebūtinai pas tave tos visos 3 spalvos turi būti. Gali būti ir saulė ant lubų nutapyta. Nieko blogo, čia yra tavo būstas. Ar lietuviškas interjeras, lietuviška architektūra turi savitą originalų identitetą? O taip, mes turim savitą identitetą. Ir tas mūsų savitumas dargi netgi, kaip aš čia pasakyčiau, mes jį galėtume skirstyti. Skamba įdomiai, bet netgi nacionaliniu pagrindu, geografiniu pagrindu ir amžius. Ir va šitie 3 kriterijai duoda tokį kokteilį, kad tu kiekvieną kartą susiduri su visiškai naujais iššūkiais. Vienoks sprendimas bus kaimo turizmo sodyboje. Jeigu jinai yra kuruojama jaunimo, tai bus skandinaviškas variantas, medis, akmuo, stiklas. Jeigu vyresni žmonės, jie būtinai norės šiltų apklotų ir būtinai norės tokio minkštesnio audinio. Vėlgi, daugiau daiktų, mažiau daiktų. Mes labai esam skirtingi. Ir jeigu vienas interjeras yra Vilniuj, vėlgi dar nuo rajono priklauso, kitas interjeras bus Kaune, Telšiuose jau bus visiškai kitaip. Ir tas irgi duoda tokius iššūkius, aš sakyčiau. Ir man labai smagu ir įdomu, kai važiuodama per Lietuvą, kažkokiam visai nedideliam miestelį pamatau itin modernų sprendimą. Stiklai, paveikslai, tapyba, audiniai. Tai yra tokie įdomus sprendimai, kur žaidžia, reiškiasi, pas mus vaizdas už lango, kur žaidžia perspektyva. Vėlgi, tai sukuria visiškai kitokią aplinką ir tu gali drąsesnius sprendimus turėti. Taip kad mūsų identitetas yra kaip bendras toks kodinis, aš sakyčiau, polinkis į natūralias medžiagas.
Mes visi žavimės tikrų medžių, tikrų ąžuolų. Čia tiesiog eina, aš sakyčiau, genetinis kodas. Ąžuolas yra mūsų medis. Ir jeigu tu turi laiptus, tai būtinai jie turi būti ąžuoliniai. Pas daugumą, nesvarbu, modernus, klasikinis sprendimas, bet tai yra tiesiog vos ne kaip jėgos šaltinis. Jau po truputėlį balduose mes atsikratėm to tokio labai stipraus noro, kad viskas būtų amžiams. Ąžuoliniai, uosiniai baldai, kietmedis, viskas labai tvirta, paliksi vaikam, anūkam, proanūkiam. Nebereikia. Jau punkto nebereikia. Mes jau įpratom keistis, mes jau įpratom reaguoti į aplinką, reaguoti į pasikeitimus, mes jau norim būti lengvesni. Ir kaip sraigė su savo nameliu, tu gali jau keliauti iš vienų namų į kitus. Mes jau suprantam, kad gali būti ne vienas ir ne du variantai tam per tavo gyvenimą. 5, 6, viskas tvarkoj, čia tame nieko nėra blogo. Ir žodžiu, mūsų identitetas, tai ne tik tos autentiškos, tikros medžiagos, o tos natūralios medžiagos, kaip aš paminėjau, kad ąžuolas, medis, tai čia yra mūsų viskas. Bet vėlgi mes grįžtam prie stiklo, mes grįžtam prie akmens, mes grįžtam prie natūralių tų spalvų kaip žalia. Aš pasižiūrėjau pastaruoju metu, daug kas sutinka su manim ir mes derinam tuos žalius atspalvius. Eglės žalia spalva, samana žalia. Samanagi gali būti šilta gelsva, jinai gali būti pilka šalta. Žodžiu, visa variacija miško tema. Na, ne veltui mūsų miškas yra pripažintas ir UNESCO kaip paveldas, kaip mūsų visiškai autentiškas ryšys su gamta. Ir iš tikrųjų mes, jeigu tą gamtą atnešam į savo namučius, nepaliekam vien tik tai plikų sienų, galų gale netgi fotografuotas saulėtas rytas miške ir išdidintas ir su visa ta ryškia spalva pakabintas mūsų buityje, eksponuojamas mūsų buityje, jisai sukuria nuostabią, įdomią ir būtent originalią nuotaiką. Taip kad mes tikrai nebijokim savo pomėgių, nebijokim savo silpnybių. Jeigu labai patinka saulėlydžiai, tai ir turėkim juos namuose. Nieko blogo. Ateis laikas pasikeisti į kažką kitą, kas tau labai patinka, bet tas principas, kad mes esam visiški fanai natūralių medžiagų, medis, akmuo, stiklas, oda, tai čia yra faktas. O tai tada prisitaikymas prie šiuolaikinių greit kintančių poreikių, ar tai reiškia, kad ilgaamžiškumas ir ilgaamžiai sprendimai kaip ir neatranda vietos mūsų interjeruose? Kur čia pusiausvyra? Atranda vietą, nes mūsų tauta yra labai darbšti ir mes mėgstam padaryti viską itin gerai, kokybiškai. Tai va tas natūralių medžiagų panaudojimas kokybės pagrindu, jeigu tu darai daiktą, jeigu tu rengi namus, tu juos darai itin kokybiškai. Tai va čia ir yra tie ilgaamžiai sprendimai. Ir kokybiškai pastatytas pastatas, kokybiškai įrengti namai, jie turi papildomą pridėtinę vertę. Ir mūsų tautiečiai tą supranta, to siekia. Ir aš sakyčiau, mūsų ir visuomeninė architektūra, ir visuomeniniai interjerai irgi turi tą braižą, pas mus itin kokybiški sprendimai. Ne tik dizaino srityje, bet įrangoje, pačiam pateikime. Šitas duoda milžinišką pridėtinę vertę. Ir išliekamoji vertė. O kokią vietinę medžiagą, galbūt šiek tiek nišinę medžiagą, šiandien galėtume pritaikyti jau visiškai tokiam šiuolaikiškam interjere, bet galbūt dar vengiam to daryti? Tai yra tarsi ir prabangos klausimas, nes iš tokių įdomesnių, unikalesnių medžiagų tai mes turim gintarą. Ir tas gintaro, smulkaus gintaro vartojimas interjere, jis gana dekoratyvus. Iš kitos pusės jisai truputėlį mus nuveda tokių tarsi banalių liaudės kūrybos takų, bet sėkmingai ir teisingai sujungus gintarą, metalą, stiklą, mes galim inkrustuoti ir labai moderniai pateikti šiuolaikiniam interjere kaip baldų detalės, staliukai, lentynos, kažkokie akcentiniai momentai. Laiks nuo laiko atsiranda gamintojų, kurie tarsi rankenas, baldinė rankenėlė, atrodo smulkmena, bet čia kaip damai teisingas papuošalas. Tiesiog suteikia visiškai kitą charakterį.
tam baldui. Ir jeigu tavs baldas turės gintarų inkrustuotą rankenėlę, tai jau bus itin originalu ir tu supranti, kad tai tikrai iš Baltijos jūros kažkoks rezultatas. Tai yra jau mūsų krašto, kaip sakoma, išnaša. Dar vėlgi mes galim į tos savo amžinius geriausius pomėgius atsigręžti. Tai kas yra krepšinis, grybavimas, uogavimas. Taip kad šitie dalykai irgi, jeigu tu sugebi įjungti interjere, įjungti baldiniam sprendime, va tokius autentiškus dalykus. Na, vaikas žaidė krepšinį, tu pats žaidėjai. Yra kažkokie studijų laikų atributai. Tai tuos dalykus mes galim eksponuoti, galim juos įjungti į baldus, į savo aplinką ir tai vėl bus labai originalūs nišiniai produktai. Tokie kitokie, ne kaip pas visus. Aišku, seniau tai buvo dideliai pagarboj kalviai, odininkai, tikros odos diržas, kažkokia rankinė, pintas dalykas. Tai buvo vėlgi tarsi kokybės ženklas, nes tu turi gaminį, kuris išleistas neseriniu būdu, plasmasinis štampuotas produktas, bet tu turi gaminį, kuris yra sukurtas žmogaus rankų. Tai čia yra mūsų ta autentika. Kai mes turim pintą padėklą, pintą baldą, ne plasmasinis ratano kažkoks stilizuotas gaminys, o jau tikras mūsų vytelių gaminys. Aišku, jie brangus. Ir nebūtinai visą interjerą tokiais dalykais nukrauti, bet vienas kitas akcentinis ir sukuria tai įspūdį, kad tai yra išskirtinis interjeras. Iškart gal šiek tiek netgi ir tos biudžetas, finansai įdomu įsikuriantiems savo namus. Ar kūrybiškumas, originalumas jis konfliktuoja su tvarumu ir tuo pačiu biudžetu ir kur tada daromas kompromisas? Ir konfliktuoja ir draugauja. Mums niekas netrukdo, aš netgi labai skatinu nemėtyti tėvų, senelių baldų. Pas mus nėra tų skrynių, kurios buvo sukurtos, išdrožtos ir padarytos prieš 100–150 metų. Tiesiog tokia istorinė mūsų patirtis. Naikinami vienkiemiai, prarasti dvarai, prarastos kultūrinės vertybės. Tuo pačiu mes ir buityje turim mažai išsaugoto paveldo. Bet, na ir ta senelių spinta iš gilių 60 metų išsaugota. Jinai gali žaisti įdomiom ir naujom spalvom šiuolaikiniam interjere. Nėra ko bijoti. Iš kitos pusės, netgi ir tavo vaikystės lova tinkamai restauruota, apvilkta naujų audinių, madingų, stilizuotų, kad ir kokiu pilku milu, kas dabar labai irgi ant bangos, jinai duos visiškai kitą vaizdą ir jauseną. Iš vienos pusės tau prisiminimai, iš kitos pusės tavo vaikas guli ant tavo vaikystės lovytės, nieko blogo. Mes galim papildomus įnešti dekoro elementus, papildomas medžiagas, ten kojytės, kažkokias atkaltės, kažkokios smulkmenos, bet tie dalykai yra mums šilti ir jaukus, o kad taupam ir skaičiuojam visi, tai faktas. Tai yra tiesiog tokie griežti rėmai ir nesvarbu, ar tu darai namučius Amerikoje, ar tu darai Prancūzijoje, skaičiuoja visam pasaulyje visi. Tai yra baisiausias galvos skausmas ir košmaras kūrėjų, architektų, interjero dizainerių, nes skaičiuoja visi. Bet tiesiog gyvenant gyvenimą, tu išmoksti su tuo tvarkytis ir kitą kartą išaiškini, kad ta prabangi orkaitė, su kuria tu galėtum pasisveikinti labas rytas kiekvieną rytą, nėra tokia svarbi, kaip teisingas krėslas, kuriame tu skaitysi arba skrolinsi telefoną. Ačiū labai, Jurgita, už pokalbį, už atsakymus.